Sveiki, su jumis žemiško gyvenimo būdo studija Sprigtas ir aš, laidos vedėjas Rimas. Pristatau Sprigto etatinį svečią ekspertą Nerimą. Tikriausiai žmogus jau taip ir sutvertas, kad dalelę savęs, nori jis to ar ne, turi kažkur palikti. Tada jis dažniausiai nori pabūti vienas su savo mintimis, pamastymais, galbūt rankose laikydamas praeitos savaitės žurnalą. Tai palauk, tai ką tu čia puzlikus balsu dėjauji? Dalelę, dalį. Riba, aš tai suprantu, davai prie reikalų, normaliai kalbam, nu. Paprastai šnekant, kai norime mes to, tai ir darome mes tai. Beje, ten, kur mūsų niekas nemato, bet kartais girdi. Ir nesusimastome, kad kažkam mūsų pridarytas ar nedadarytas kūrinys tai eilinė darbo diena, stabilus pajamų šaltinis. Ai, ką aš čia? Geriau apie viską, ką papasakos mūsų šios dienos herojus, draugas Feliksas. Dėmesio į ekraną. Nesistebėk, jei žolė nežaliuoja laiku. Nesistebėk, jei gegutė nepažįsta laiku. Nesistebėk, jei pasaulis dažnai būna juodas. Nesidžiauk, nepadaręs nieko gero nei blogo. Kaip lengviau išgyventi pasaulę. Gali pavog, bet gali ir apginti pasaulį. Jeigu griūna tikėjimo siena, mus kaip alkaną žuvį išgaudo po vieną. Kiekvienam savo, taip jau yra. Kam lemta šliaužiot, neskraidys niekada. Kiekvienam savo, kalba visi, bet aš taip noriu skraidyti. Štai toks mūsų herojus darbe. Nuo koks jis gyvenime, pamatysime visai netrukus. Likite su mumis. Gerą dieną, Feliksai. Haipa žmogau, pagarba. Na, Feliksai, kiek jau laiko esat paniręs į šį reikalą? Šį reikalą 7 metai. Tai nepaniręs, plaukioju. Toks natūralus klausimas kyla, sakėt, plaukiojat. O buvo, kad galbūt į kokį tolimą plaukiojimą buvot išplaukęs tam darbe? Tam darbe, ta prasme, vamzdžių kokių neteko. O, supratau. Feliksai, gal kaip pas šaltkalvius yra kažkokios patirties kategorijos ten A, B, C, NML? Nu, kažkaip tokių, kaip nėra, bet taip. Yra kažkas tai vien tik tai kažką tai ten, skaitysim, šiurbė, kažkas plauna vamzdžius, kažkas valymo įrenginius. Bet galbūt geriau, kad būtų, nes galbūt jaučiatės kaip ir neįvertintas tarp kolegų. Galbūt kažkiek daugiau galite negu jie. Kodėl jaučiuosi gerai vertintas? Ne kiekvienas gali. Žodžiu, kibirais kaip ir semt? Ne, netenka. Nu, o dabar, Feliksai, aš manau, imsime dramblį už ausų. Sprigtorina, klaus drąsiai. Yra toks posakis. Savas kvapas nesmirdi. Gal, žinai, pasakyčiau paprastai, savas šudas nesmirdi. Posakis iš tautos ir gamtos, aš manau. Taigi, jūsų manymu, ką tai galėtų reikšti? Ir kodėl jis buvo sugalvotas? Neskubėkite atsakyti, turime 3 atsakymų variantus. Variantas A. Tai slaptažodis senovės Somalių kariams patekti į saviškių kovotojų stovyklą. Variantas B. Užslėpta to meto sveikos gyvenimo būsenos netiesioginė reklama. Ir variantas C. Kvapo kaip fizinės dalies neatskirtinumas žmogiškajame faktore. Bet prieš atsakant Feliksui, pažiūrėkime, kokį atsakymą siūlo rinktis tautos pagalba. Nu, jeigu žmogus sveikas, tai ir kvapas sveikas. Jeigu jis viduje kažkas nesveika, tai ir kvapas tas. Tam tikromis aplinkybėmis jie gali būti teisingi visi, bet man labiausiai patinka šiandien šitas atsakymas. Su kvapu čia yra kažkas, tai trečias. Gal trečias. Kodėl jūs taip galvojate? Tiesiogiai kažkaip tai ryšasi. Man atrodo trečia. Tai Feliksai, ar priėmėte sprendimą
kokį atsakymą renkatės? Tai gal trečią pasirinkti. Dėl ko jūs galvojate, kad būtų trečias? Nu, tai, kai čia nėra ko slėpti, visi kažkaip tai yra gal ir kaip ir natūraliau. Natūraliau dėl ko? Dėl pačios fizinės formos ar kaip? Tai gal dėl fizinės, tai nėra ko slėpti. Tai prieš tai, kaip sakant, tą fizinę formą, jeigu žmogus neįgavęs, tai jau ir kaip slėpti turėtų kažką. Jeigu nepavalgęs, nu... Kaip matome, visai atvirai, nuo iki ir be jokių sienų žvelgiame giliau, kur kojai kelti reikštų įlipti Išda. Baig nerimai. Na, mūsų šou tęsiasi. Galbūt nėra jis toks jau puikusis, bet duoti garo galime ir mes. Kartu su fėja Lenačka. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Lenačka, palaukite. Ačiū labai. Tikrai jūsų. Jėga. Išties. Feliksai, sakykite, gal turite kokią pamokančią istoriją nutikusią darbe? Ir kiek tikslinga ar nevalinga? Kaip pasakius, gal nereikia kartais slyst klientam, kur nereikia. Į užpakalį. Ne visai buvo toks atsitikimas. Teko siurbti lauko tualetą. Žarnos ilgos. Viskas darbas atliktas. Susirinkinėjau visus šitos šlangus, taip pasakius. Ateina šeimininkas, vėptelės gerai. Sako, aš irgi kažkada tokį darbą dirbu, aš tau padėsiu. Prieina prie sklendės galinės. Sako, aš tau uždarysiu, o jis ją atidaro. Visas turinys į kiemą. Na ką, atsiverskime vieną istorijos puslapį. Dėmesio, susikaupkime. Klausimas. Kaip manote, kaip senovės riteriai išbūdavę po keletą dienų šarvuose atlikdavo gamtinius reikalus? Variantas A. Tai darydavo į specialias surinktuves šarvuose, vadinamas kakanarvais. Variantas B. Šarvuose, kaip ir krosnėje išimant pelinus, buvo atskiros metalinės durelės. Ir variantas C. Stengdavosi valgyti skystą maistą, kad po to netikėtai išsituštinus galima būtų viską nuplauti dušu. Bet prieš atsakydamas, užmeskite akį, ką jums siūlo rinktis tautos pagalba. Man atrodo, kad ten varianto nebuvo. Jėzus, per sudėtingi klausimai. Manau, kad tą. Jūs galvojat, kad tai yra kakanarvai? Turbūt. Kodėl jūs taip galvojate? Aš nežinau, iš tikrųjų, nežinau. Pirmas variantas. Kakanarvais. Kodėl jūs taip galvojate? Tiesiog logika reikalauja to. Man atrodo trečias. Kad nuplauti dušą? Taip.
Taigi, koks jūsų pasirinkimas? Pasirinkimas, gal antrą pasirinkčiau, bet matyt elgėsi lygiai taip pat, kaip jie išeidavo į kariuomenę ir moterims uždėdavo skaistybės diržus. Nu, aš manau, kaip be būtų keista, bet teisingas atsakymas yra. Taip, ir mes, prizas jums. Turime kaip tik prizą. Sakoma, kaip visada, jums vėliau galbūt panaudosite tualetinis popierius, tikrai, būtent mūsų laidos. Taigi, Feliksai, kiek per savaitę tenka to lietuviško šū? Nemažai žmonės gana gerai gyvena, valgo nemažai, taip, kad ir produktą pagamina. Nemanau, kad mūsų braliukai Latvijai daugiau išveža šito visų dalykų. Gal ir daugiau. Galima net eksportuoti galbūt kažkam būti. Nu tai, Feliksai, kokia virtuvė jums patinka? Ką valgote pietums? Pietums? Jokio skirtumo. Per darbo pertrauką. Darbo pertrauką? Kaip kada, kaip išeina. Kebabai. Būna, kad pasitaikė. Kebabai? Nenagrinėjom. Tikiu pilnai, o vis tiek kažkokį gal turite prancūzišką virtuvę? Prancūzišką. Nu, gal ir prancūzus pakliūnam kartais. Bet pačiam, kaip sakyt, darbo metu nebūna, kad truputėlį tiek į darbą įsijautęs, kad valgote sumuštinį, jau galvojate apie darbą, nes vis tik norisi jį gerai atlikti. Ne, ten nesumuštinė, ten labai nieko daug neatliks. Nu jo, nes vis tiek, kaip bebūt, turbūt po darbo svarbu ir atlikti kažką. Taip. Na ką, ačiū Jums, Feliksai, kad buvote Sprigto studijoje. Ačiū Jums. Buvom pakrapšti. Tikrai ne kiekvienas atsilieptumėte, neduok die išgirdę tėvynę šaukę. Bet reiktų šnipštelti motuliai gamtai kviečiant pas save. Tada nedvejodami su palaminga šypsena veide atsidurtumėte jos globoje. Su jumis buvo gyvenimo būdo studija Sprigtas. Ir buvo visai atviri. Nerimas. Ir žinoma, rimas. Viso gero. Iki.